visi, sveiki, 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 sveiki visi, kaip jūs laikotės. Tikiuosi, kad gerai, tikiuosi, kad nuostabiai. Ir šiandien kalbam apie kosmetiką. Jūs prašėt, kad padaryčiau video su savo kosmetika. Ir aš pasiruošiau ir pristatau savo daugumą kosmetikos priemonių, bet ne visos, nes būtų reikėję labai daug visokių iš namų kampelių visų surinkti. Tai tiesiog esminius pagrindinius, kas man patiko ir kas nelabai patiko, ko antrą kartą nepirkčiau, kad jūs sužinotumėt, jeigu ieškot kažkokių kosmetikos priemonių. Gerai. Šiek tiek sukasi kamera. Gerai. Pradėkim nuo stipriausių ir kurie yra populiariausi, dažniausiai matomi ekranuose. Turiu vieną iš saulės kremų, apsauga nuo saulės. Tai yra Beauty of Chosen ir Relief Sunrise Plus Probiotics SPF 50 plus PA su 4 pliusiukais. Tai aš kitoj pusėje esu užsirašius dar datą, kada aš atsidariau. Kažkada sugalvojau tai pamėginti padaryti. Bet iš esmės apie šitą, jisai yra pagamintas Korėjoje. Yra viena iš korėjietiškų kosmetikos priemonių, kurią turiu. Ir neatsimenu tikslios kainos, kiek aš už jį mokėjau, bet iš pat pradžių aš labai ilgai stengiausi jį pamilti. Ir man jisai kažkaip, nežinau, nieko ypatingo. Iš tiesų labai visi jį giria, bet man jisai yra nieko ypatingo. Ant veido jo nepalieka jokių ten baltų žymių ar dar kažko. Bet, man jisai jokio įspūdžio nesudarė. Ir manau, kad galėčiau kažkada galbūt atrasti dar geresnę priemonę negu šita. Ir liktai, nežinau, ar nuo jos mane perė ar ne, bet aš įpėsiu labai išranki produktą, nes turiu odą, kuri mėgsta pertis, kuri yra linkus į pėrimus. Tai kadangi dabar vakaras, tai tavęs neištepsiu saulės kremu, nebent žiūri ryte. Ar žiūri ryte? Gerai, tada galiu. Šiek tiek saulės kremo patepti. Tai va, tai šitas vertinu šį kokie, nežinau, 5 iš 10, nes man nieko ypatingo. Ir pojūtis, kai tepuosi ant veido, irgi man toksai nelabai patinka, bet tiesiog turiu ir toliau naudoju. Esu bandžius tikrai malonesnė priemonė, kuri maloniau tepasi. Dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet žinau, kad sesė turi. Kitas dalykas, kurį naudoju kiekvieną dieną, tai yra mano atrastos irgi tokios CC kremo, kaip ir pudros. Ir kiekvieną filmavimą jūs mane matot dažniausiai su šita priemonė. Ir yra skirtingų atspalvių, čia yra antra. Ir aš jau jį pabaiginėju. Jisai šiaip turi tokį atidarimą, bet aš atsidarau tiesiog paprastai. Štai taip. Ir štai jo tiek liko. Jisai čia yra antras atspalvis, bet man jisai yra pakankamai tamsus. Kitą anksčiau užsisakinėjau kažką panašaus, bet iš kito gamintojo ir buvo antras atspalvis šviesesnis. Tiesiog skirtingus tiekėjus išbandau, tai šitas atspalvis atrodo štai taip ant manęs. Galbūt visai tinka. Tai čia yra mano atrastas labai geras dalykas, nes man nepatinka ir netinka matinės pudros, nes prieš kamerą labai išryškina visus nelikumus. Ir jeigu pasižiūrėtumėt, mano veidas nėra labai lygus. Bet aišku, atrodo gerai dėl šito. Tai jeigu jūs filmuojatės ir norit, kad jūsų veidas atrodytų kuo gražiau,
tikrai manau, kad gali patikti, tik tai jisai labai tepa, tai galbūt reikėtų užfiksuoti su pudra pire arba nusifilmuojat ir tada nusivalot, kaip aš darau dažniausiai, nes aš nemėgstu nešioti paprasčiausiai pudrų kažkokiu dienos metu, man nepatinka, aš dažniausiai mėgstu be makiažo būti, bet filmuojantis pasidažau. Ir kitas prausiklis yra Penoxyl, mačiau labai daug kas jį geria ir kodėl aš jį sugalvojau įsigyti, nes jo veiklioji medžiaga yra benzonilio peroksidas, čia jo yra 10% ir jisai naikina beveik visus ten aknės sukėlėjus, kažkaip bakterijas ar dar kažką. Tai vadinasi acne medication, nes aš turiu ir vaistus, turėjau, pasibaigė man jie, mano mėgstamiausi, nuo kurių didžiausias poveikis ir buvo man, tai čia yra Epiduo, arba dar kitaip žinomas tuokas, jie yra skirtingi dalykai, bet ta pati veiklioji medžiaga ir juos gauni tik tai su receptu, o šitas prausiklis yra nereceptinis, nebūtinai reikia turėti receptą, kad įsigyti, bet šitas man žymiai labiau patiko, bet aš jau pabaigiau visą. Visą jau pabaigiau ir reikėtų recepto iš dermatologo, kad galima būtų įsigyti naują, tai šitas labai gerai kovoja su visokiais spuogeliais ir galima jį pasitepti ant tam tikrų spuogelių. Aš dažniausiai tepdavausi visą veidą, tai man labai padėjo, tikrai labai padėjo ir pamačiau labai didelį pokytį veido. Tai viena iš geriausių priemonių, kuri man kovoja su spuogais, yra šitas. Grįžkim prie prausiklio ir gaila, bet aš jo negaliu rekomenduoti, nes mano jo per kurį laiką, jo gal yra va tiek likę, man atsirado nuo jo alergija. Ir aš, kai atsikeliu ryte, nusiprausiu su juo ir atsikeliu ryte, po nakties mano akis būna čia vokuose ištinusios. Tai tiesiog per ilgą laiką susidarė man alergija šitam produktui ir negaliu nei trupučio panaudoti tos priemonės, todėl jos rekomenduoti negaliu. Iš pat pradžių viskas buvo gerai, galbūt pajustau, kad išsausindavo veidą ir paskui pradėdavo man kažkaip vačiau neždėti ir skaudėti ir paskui iš viso ištindavo. Tai nerekomenduoju, net nevertinsiu. Kitas dalykas, kurį turiu antrą jau, tai yra Snail Mucin iš Cosrx, irgi iš korėjiečių, Made in Korea, taip pat parašyta gale ir jūs dažniausiai per mano daug video šitą matot. Tai man jisai patiko, dabar čia mano antras jau yra buteliukas jo, bet aš jo neatrandu dabar, kaip įmaišyti į savo rutiną veido. Tai tiesiog nelabai naudoju, per video naudoju. Iš pat pradžių man netradau, kad jisai patiktų, paskui man jisai labai patiko, sunaudojau visą, nusipirkau naują, vėl daug sunaudojau ir dabar tiesiog neturiu jo kaip į savo rutiną įdėti. Tai nebenaudoju. Galėčiau vertinti kokie 8 iš 10, šiaip labai geras, bet kadangi aš atradau, kad turiu rožinę, man jisai išryškina rožinę ir dėl rožinės nelabai tinka. Taip pat, tai tokia nuomonė apie jį. Toliau, labai smagus produktas, labai geras produktas, irgi perku ne pirmą kartą ir per video esat matę jį. Tai yra aloe vera, irgi Made in Korea. Labai geras dalykas, naudoju odai, ne veidui, bet rankom, kojom. Tiesiog odai, kai nenoriu naudoti kažkokių daug
sudrėkinti ir tada dedi kremą dar vieną sluoksnį ir kremas dažniausiai veikia apsauginiu sluoksniu ir jisai tą drėgmę užrakina. Tai šitas dalykas būna dažnai tas toksai, kur pasitepi jo pirmą ir tada kremas ir ta drėgmė iš šito ir gaunasi. Neatsimenu dabar angliškas žodis yra, bet nežinau kaip lietuviškai. Tai šiaip jisai tinka labai ir po saulės nutekimų labai geras dalykas. Tai jeigu kažkokią priemonę galvojat pirkti po saulės ponių padeginimuose, tai turbūt kas yra natūraliausia, tas manau ir geriausiai tinka. Tai aš jau pabaigiau čia beveik viską. Va tiek vat liko tik tai. Ir neturiu kažkokio specifinio per daug kvapo, bet man labai patinka. Kitas kremas yra irgi vaistas ir tai yra Solandra. Šita priemonė yra nuo rožinės ir aš jau irgi pabaiginėjau. Irgi labai padėjo su rožinė. Aš ilgą laiką nesupratau, kad turiu rožinę, iki kol sesė nepasakė. Jai pačiai nustatė irgi tą patį ir tada ir aš išbandžiau. Ir tai tą priemonę nuo rožinės vertinu gerai. Jinai netiek stipriai padeda susidoroti su spuogeliais, šiek tiek padeda, ne taip kaip epiduo geriausiai. Tai ta priemonė yra šiek tiek mažina uždegimą, tai irgi gera, tai ją vertinu kokia irgi gal 8-9 iš 10, nes padeda rožiniai ir nuima tą tokį raudonumą nuo veido ir per ilgą laiką padeda suvienodinti odos atspalvį. Kitas dalykas, kuris labai patinka irgi kokia 9 iš 10, nevertinu 10 iš 10, nes turi kai kurios priemonės savų ten minusų. Ir jau kokia 9 iš 10 perku trečią pakuotę, ir dar turiu 4. Tai yra iš La Roche-Posay Cicaplast Baume P5+. Irgi labai man patinka, nes aš turiu, jeigu nedrėkinu odos, aš turiu labai daug inkštirų, kurie pasimato. Šitą priemonę tuos inkštirus visus ištirpdo, atrodo. Ir labai gerai sudrėkina mano labai išsausėjančią odą. Dabar laukiu dar naujo kremo veido ir naujo prausiklio, tai papasakosiu paskui galbūt kažkada apie juos, bet šitą naudoju beveik visą laiką ir kaip kremą jį naudoju, nors jisai kaip ir užkemša poras, nėra jisai idealiausias variantas kremui. Tai dar aš esu gero kremo, drėkinančio kremo veido paieškose, bet šitas mano yra atradimas numeris 1 po kol kas. Geriausias dalykas, aš jį tepuosi visą laiką. Jisai labai riebus, bet mano odai labai tinka. Turbūt geriausia, atvirai pasakysiu, geriausia yra kosmetika. Veido rutina yra sveika mityba. Tai yra geriausias dalykas. Kitas dalykas, ką išbandžiau, azilaino rūgštė iš Q+A firmos. Irgi pabaiginėjau, bet veidui man nepatiko. Naudoju kojom ir veidui labai lipni priemonė lieka. Čia turėtų būti serumas, bet man jisai netiko. Azilaino rūgštis turėtų padėti
didžiausias dalykas, turbūt didžiausia tikimybė, kad nusideginsit odą ir tai buvo man, tai nieko gero. Tada kitas dalykas, ką naudojau, tai yra retinolis 0,5% Squalane, tai yra toks aliejus ir kažkada naudojau, labai patiko irgi, bet išsausindavo odą, bet aš tada to nesuprasdavau ir pirkau
pasispaus, bet paskui vėl tas pats. Vienas minusas. Kitas minusas labai smirda ir su juo reikia būti ir viskas labai smirda ir jisai turi tokį cheminį stiprų kvapą. Tas labai atbaido ir aš jo beveik net nenaudoju. 1-2 kartus panaudojau ir ta viskas taip smirdėjo atrodė, o ta taip smirda. Nors man Palmers labai patinka ir jinai yra tokia natūralesnė linija, turėtų būti ir jos produktai man visi kiti patiko, naudojau kūno aliejų, labai patiko, naudojau šampūną, kuris neturėjo ar parabenų ar kažko, žodžiu, kad tikrai galima atrasti ir gerų produktų, bet šitas smirdutis yra, tai galiu aš su juo tik tai daryti esmę ir net nežinau, kada aš jį išnaudosiu. Gerai yra žiemą, kai nori atrodyti tamsiai ir čia jisai neturi kažkokio atspalvio. Ten 1, 2 ar dar kažkoks. Tiesiog. Tai manau, kad tiek šiandien apie mano kosmetiką, ką aš turiu, ką naudoju. Daug per daugiausiai nieko nenaudoju. Esu labai daug visko išbandžiusi ir bandau atrasti, kas man patinka. Geriausias priemonės parodžiau pradžioje. Ir taip pat ar dar turiu ką pakomentuoti. Taip pat, jeigu jūs turite atradę kažkokių priemonių, kurios jums yra kaip perliukai, būtinai pasidalinkit. Mano perliukai, žinot, tikriausiai tai yra priklauso nuo to, koks yra jūsų tikslas su odos priežiūra ir kosmetika. Mano perliukai yra šitie La Roche-Posay, Solandra rožiniai ir spokeliam Epiduo. Mano perliukai, kuriuos tikrai rekomenduoju, jeigu turit tam tikrų odos problemų. Jeigu neturit odos problemų, šitas jums gali būti per riebus. Ir šitie, tai irgi vaistų jums turbūt nereikės. Jeigu turit ir jūs atradę kažką, kas jums patinka, labai visą laiką įdomu ir man sužinoti ir išgirsti nuomonės iš jūsų. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad buvo įdomu ir patiko. Jeigu turit idėjų kitiem video, taip pat galit parekomenduoti, duoti žinoti. Ir taip pat kitą video gali pasižiūrėti, jeigu dar nematei, kas mano rankinėje, tai tenai rodau irgi daug savo produktų ir pasižiūrėk, ar skiriasi kažkas, ar daug tų pačių yra ir anksčiau filmuotame vaizdo įraše. Ačiū labai, kad žiūrėjai šį video.